o kokie balsavimai yra, kokie sprendimai yra priimami. Ir va čia yra ta mūsų, kaip sakyti, viešumo arba visuomenės paradoksas, kad žmonės perskaito antraštę, išgirsta kelis sakinius ir susiformuoja nuomonę, kad vat, kažkas tai yra grinai prieš ar kažkas yra labai už. Jo, beje, jūs tą darėt, socdemai, jūs dabar visi kažkiek tą daro, jūs tą darėt tragiškai, jūs melavot apie viską, apie konservatorius. Ir kad Lietuvos ekonomika žlunga ir viską, apie viską, visas temas. O tą ir darėt. Skambios antraštės ir melas. Gali kritikuoti, nes dabar galim sakyti, opozicija tą patį daro, bet jie nemeluoja. Jūs melavot. Bet paskui... Ir jo, ir išauginot bukaprotį, kuris tik antraštėm. Taip, jūs tą darėt, jūs prie to labai prisidėjot. Nepasižiūrė, o kaip buvo balsuota iš tikrųjų. Ir va čia atsiranda momentas, kad kai žiūri nuo tos pačios dabartinės, pavyzdžiui, koalicijos balsavimo. Jo, kai socdemai pisa protą, kaip ekonomika Lietuvos nuvaryta ir viskas blogai, tik antraštę pamato, niekas nepažiūrėjo iš tikro, kaip yra. Ir visi balsavo su ta idėja, kad socdemai žada viską, pagerins viską, o konservatoriai viską sugriovė. O realybė kokia buvo? O realybė visiškai priešinga buvo. Jūs paveldėt ir gerą ekonomiką, žodžiu, nesvarbu. Visi, bent kol kas, valstybei svarbus projektai buvo priimti. Todėl aš ir sakau, kad koalicija yra reikalinga tam, kad gebėtų dirbti ir priimti sudėtingų. O kokie tie projektai buvo priimti? Va čia yra turbūt didžiausia. Jo, gali būti priimti. O kaip ir kokie jie buvo priimti? Pavyzdžiui, kur ten priimta kokia rezoliucija būna. Dėl, nežinau, Sakartvelo, dėl ko ten priima rezoliucija. Jo, jin buvo priimta. O kokia? Ai, daug labiau sušvelninta kalba, kad mes savo pozicijos kaip ir nebeturim. Beje, Nemuno aušra užblokavo, tada turėjo pakoreguoti tekstą, nusileisti Nemuno aušrai ir tada naują tą tekstą paleido. Ir to rezoliucija, man atrodo, dėl Sakartvelo ten buvo, jeigu neklystu. Ir kalba buvo ne tai, kad mes kaip Lietuva turim kažkokią nuomonę šito klausimo ar dar ką. Mes patapom be nuomonės. Mes patapom, mes palaikom ES poziciją to klausimu ir viskas. Kas buvo smarkus žingsnis nuo mūsų prieš tai labai aiškios ir principingos užsienio politikos. Ir tu dabar praėjus laikui gali sakyti, sprendimas buvo priimtas, rezoliucija, pavyzdžiui, pasirašyta. Bet kokia? Lygiai taip pat 5 procentai. Sprendimas buvo priimtas, o 5 procentai. O prisimenu, kiek buvo dramos. Šakalienė prarado postą. Tada žurnalistai turėjo įsiterpti iš viso, ir Šakalienė ir žurnalistai įsiterpti, kad iš vis būtų tas procentas. Tada kam tas procentas skirtas? Projektas tai nebuvo geras, nes buvo labai didelė dalis skirta tam, kas, ten paskirstimas, tas kaip neturėjo būti, aš dabar nebeprisimenu. Tai vėlgi, kaip buvo priimta, irgi žinok svarbu, o ne tik, kad buvo priimta. Bet čia tokiuose atsakymas ir pasirodo Roberto Kauno nelogika, argumentacija prasta, ne veltui jisai prieš studentus užsivartė. Dabar jis atsakinėja į karybos klausimus, kuris tikrai išmano. Kodėl išmano? Nes jis dabar tom gyvena. Jis to ministras yra krašto apsaugos ir tą privalo išgirsti, jam kalba aišku ir patarėjai ir ten kariuomenės atstovai vadai, jis žino tos argumentus ir atsakymus. Bet kai tik jam reikia pamastyti kažką principingai ir kai jis kalba tokius dalykus, kur iš karto pagauni priešpriešas, ar, toks teiginys, sprendimai taigi buvo priimti. Čia ne apie tai sprendimai buvo priimti, kokie jie buvo, čia tas svarbiau yra, bet jis apie tai net nesusimasto. Kai reikia mąstyti, jo nėra. Va čia yra problema, kur aš pastebėjau ir tada, kai su studentais jis koliojasi ir pasakė tiek daug klėdesių, kad atrodo neįtikėtina. Ir kiekvieną kartą, kai tu jam duodi iš tikro mąstyti. Ir nėra racionalių minčių.